krikštatėviai, sveikinam jūs susirinkus į šitą tikrai nuostabią šventę. Šiandien jūs savo vaikui padovanosit pačią nuostabią dovaną, tai krikšto malonę. Geriausią draugą padovanosit Jėzų. Šis vaikas augdamas susidraugaus su juo, turės su kuo pasikalbėti, pasimelsti, turės tam tikras vertybės, kurių nereikės ieškoti pačiam, išgalvoti, tai 10 Dievo įsakymų, taip kaip mes visi krikščionys stengiamės pagal juos gyventi ir laikytis. Sveikinu krikštatėvius, kurie būsite tarsi angelai sargai, paglobosite šį vaiką, nes yra mums pavyzdys, kad iš tikrųjų galima ištikimai gyventi su Kristumi. Žodžiais, krikšto vandenį, padėkim šią vaiką išpažinti tikėjimą, kuri po truputį augdama sutiks, susipažins. Ir padėkime jai dabar atsižadėti visokio blogio, kad gyvenime pasirinktų gėrį, kad pasirinktų gerąją dvasią, gerus darbus, kad būtų tvirta prieš įvairias šio pasaulio vilionės. Todėl savęs ir jūsų visų klausiu, ar atsižadate tikrosios dvasios? Atsižadu. Ar atsižadate visų jos darbų? Atsižadu. Ar atsižadate visų jos vilionių? Atsižadu. Ar tikite visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikiu. Ar tikite Jėzų Kristų vienatinio Sūnų mūsų Viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje? Tikiu. Ar tikite į šventąją dvasią, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinį gyvenimą? Tikiu. Taip tiki katalikų bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Matot, kiek daug tikime, ne? Kiek daug reikia išmokyti šį vaiką. Ir norite, kad to bažnyčios tikėjimu vasarą Magdalena būtų pakrikštyta, kurį ką tik pažinome. Ar norit? Yra krikšto mamą. Ar jūs norit? Taip. Duokite dabar krikšto mamai. Ir iškilta dabar mes. Pilsime įdėliu, kad dabar krikšto kėdė jau ateigį. Kampėti 10 rankam atėjus. Gabytė parelisą, Siruošia visi? Taip. Šventam kalanimą. Vasara Magdalena, aš tave krikštiju. Vasara Magdalena, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvą, Dievą jau. Ir Sūnaus, ir Šventosios dvasios. Pasakykite dabar. Neužsidėkite. Dabar šį vaiką iš gimtosios nuodėmės pančių padaryk į savo didybę šventovę, kad jame gyventų šventoji dvasia, nuolankiai prašoma, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dabar šio vaiko krūtinę patepsiu šventuoju katechumenu aliejumi, kuris reiškia, nesuveikit ne taip, krikšto mamai duodu. Kad atjuosčiu. Va, kad ta širdutė nebūtų akmeninė, Dievą mylėtų ir gerai viską išmoktų apie Jėzų. Iškėpagysiu krikščiukų ką. Na, kaip širdutė gerai muša dabar. Visagalis Dievas mūsų Viešpaties Jėzaus, Kristaus Tėvas, vandens nuplovimu iš šventosios dvasios galiai išvadavo tave, iš nuodėmės ir atgimdė naujam malonės gyvenimą. Tegu jis dabar tave patepa išganymo aliejumi, kad įsijungusi jo tautą dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum į pasaulį, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžinį gyvenimą. Amen. Dabar patepsiu kitu aliejumi, kuris kvepia, kuris yra šventinamas didį ketvirtadienį
vieną kartą metuose, prieš Velykas, vyskupo. Tas aliejus yra tarsi ženklas šventosios dvasios ir kad jos gyvenimas kvepia taip kaip Kristus. Na, kaip kvepėsi. Na, dabar jau galim baltą skraistę Krikšto tėtis uždėti. Išlipom iš vandens, jau Dievo malonė veikia. Vasara Magdalenos, šis baltas drabužis. Tebų ženklas tavo nepaprasto išaukščimo ir nekaltumo. Tavo artimieji te moko, žodžiu, te skatina gerų pavyzdžių, kad nekalta ir šventa laimėtum amžinai gyvenimą. Labai nenori, svarbu biškį uždėjom, simboliškai. Gerai. Jo panašiai, kad pasišvelė. O, Velykinė žvakinė, ne, šaunuoliai. Ką simbolizuoja? Kristaus prisikėlimą. O, šaunuoliai, Kristaus prisikėlimą. Ir gal žinot, ką šitie 5 bumbulai reiškia? 5 prieglaudos. Kaip sakot? 5 kančias. 5 Čia savaitės. panašiai žaizdos Jėzus, ne? Jeigu kryžiui pažiūrėtume, 5 žaizdos yra. Ir jinai yra šventinama didį šeštadienį, prieš pat Velykas, 3 kartus aplink bažnyčią nešama ir per krikštą ir per mirusių uždegama tik tai. Tai dabar kažkaip nežinau, reikia pasiekti. Bandysiu nutęsti. Aš pasieksiu. Aš pasieksiu. Va čia vasaryti tavo. Taip, kad jis mylėtų Dievą. Ne. Imkite šią dukrą, dabar jau Dievo, užauginkite tokią gerą, kad jis būtų ir Dievui garbė, ir žmonėms džiaugsmas. Jūs, tėve, imkite savo vaiką, rankų paimkite labai, ir nepamirškite, kad jums reikės ne tik rodyti gražų tikėjimo pavyzdį, bet ir rūpintis duoną. Jūs, mama, imkite žvakę, turėtų įteikti savo vaikui pirmosios rūpinės dieną. Duoti pavyzdį, nepyktų labai. Matyt, retai matote. Ne, vaikų Gal matau čia tas. Dabar paprašysim pagalbos. Ko reikia, kad Dievas padėtų? Jūs čia taip gerai. Žodis įsigalvoti? Jie viską žino, gerai. Persižymė. Ne, gerai žegnoti. Maldos reikia, ne? O, Tėve mūsų sukalbėsi. Visi kartu tada. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes leidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Kadangi esam čia Dievo motinos bažnyčioje, prašykime mergelės Marijos nuo pagalbos. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, Melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. ir visus palaiminsiu. Kartu, teikit, palaikykit tą šitą. Šventinsim dabar visas dovanas. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpatie, tavo žodžiu yra viskas palaiminama. Palaimink šios rožančius, šios medalikėlius, kryželius, kuriuos atnešė žmonės čia Krikšto dienoje. Paprašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Šventinu ir laiminu, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Na, padėksiu, paskui sidalins. Ir palaiminimas jums visiems. Palenkite galvas. Dar vieną. Tai Magdalena vasarą paploja. O, reikia. Pasiemam, kas pašventintus daiktus savo. Rožantėlius. Vasarai reikia padėti. Pusk vasarą, pusk. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
Silpnai. Nu, dar taip. 10, 3, 1. O. Eina balionais. Ai, 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 kaip gražu. Du balionai. Laikyk, paleidai, laikyk. Ako, o taip, laikyk. Laikyk balioną. Vienas, du, trys. Ir su pridėnyte valgo. Ne, su jogurtu. Paimsiu aš. Gerai, gerai. Pažiūrėk, pamajok, dėdį. Pamajok, pamajok, pamajok. Pamajok. Padaryk taip vieną akytę, užmerkite, žiūrėk, va taip padaryk. Va taip pasakyti. Va žiūrėk, pasakyti, va taip padaryk. Pasakyti. Jo. Trumpieji numeriai arba ten visokie tie, kur būna valstybiniai, kur 8700, kur būna, kad prieš pakeliant tau pasako. Skambučio kaina 15 centų. Fantastika. Reikia dar daug, dar daugiausių. Neišlaikys, dar supinės. Sakyk babcia. Sakyk babcia. Ačiū. Taip pati kojas pakėlė. Bet jos kojas į viršų jau eina. Mašinai. Ne, čia gal batareika biškai pasėdo. Matai, pradėjo pūsti. Kaip gražu, pažiūrėk, kiek daug nuo visur balionų. O kaip gražiai pučia, kaip turi pučia.